Labas rytas, saulės spindulėlį. Vakarą nenufilmavau, kur apsistojau, nes kokį 9 vakarą tik susiradau spotą, nes blemo šiaip daug vietų buvo užimta, tai gal per 4 vietas pravažiavau, tai į 5 pavyko papult, tai kartu šėrinomės su 10 kitų žmonių lovom, vis atskiras kaip vadinamas koikis, tai parodysiu kaip čia kas. Tai čia laisva tokia zona, čia fainai, ir daug kas su gitarą grojo, dainavo. Čia yra jogos klasė, o čia šitas nustebino, tai realiai sporto salė. Bendra biliardas, pulas, nu daug čia visko. Ir realiai visas grožis šitas kainavo 4 eurus. Tai blemba tikrai geras, po kol kas best ką turėjom. O tai ką, o kas šiandien planas, tai dabar nuvažiuoti pavalgyti ir tada turiu susidėliojęs planą, kur ką važiuoti. Ir ką, važiuojam. Velniai žino kur. Jomajo. Nu manau nelabai čia verta važiuoti, nes bus pydė, kai davažiuosiu ir negalėsiu apsisukti. Va, gal čia mums reikėjo važiuoti. Vietinis parodė nykštį į viršų, bet galima važiuoti. Bet kažkaip aš labai abejoju. Tiesiog paprikolina. Ne, nu čia be šansų, kur čia. Karoči. Gerai, kad nepasidalinau YouTube'ės pavadinimu savo kanalo, nes tas, kuris man nuomavo Honda, klausė, kam aš filmuoju. Tiesiog pasakiau, kad dėl savęs. Tai jeigu būtų pamatęs, kur aš čia važiuoju, manau, būtų nelabai patenkintas. Klausiu vietinių gydžių, kaip pravažiuoti. Šokoladuko pasidinau, bet kelią vis tiek neparodė. Atėjo, karoči, man dar apskemint. Atėjo dar man parduoti iš tos apyrankės. Tiesiog daviau po eurą ir apsidžiaugiu ir taip. Karoči. Ko jau ieškojau, tai tikėtina jau pavyko surasti artimiausią krantą. Ką dar pasiskaičiuoti, kad apie valandą reikia pėstute eiti. Nu nieko, pasivaikščiosim, nes sako, kad verta. Iš 10 review pasiskaitęs. Mes tik, kad nusibosta, su tą kuprinį 10 kg vaikščioti pastoviai. Visą mantą susikrovęs. Be jos tai būtų visai čia pasaka. Nu nieko, pasportuosim. Kas dar nuosas, kad jau patys pietus dabar. Tai saulė, max, kaitruma. Spėjau sutikti vietinius žvejus, tai paklausiau. Sakė, kad jau galima daryti. Ir apie valandą kelio. Pradėjau eiti, važiavau tiek, tai galim bus ir dabar daeit valandą, nieko tokio. Oh, damn. Pirmą kartą matau žuvytės, kurios ant akmenų. Lecha. Savo kuo toliau vis sudėtingiau kelias darosi. O vis padaresnis pavaldimis dabar galima pasilisėti. Nu va jau, iš ten pradėjau, tai jau tikėtinai jau įpusėjau. Šiandien norėjau aplankyti 4-5 spotus, bet žiūriu, realiai max 2 pavyks aplankyti va šitą ir kitą ten, kur matysim, kur artimiausias yra. Bet ten irgi tikėtinai kažkokius tai uolos. Kiek iš maršruto, kai dėliojusi, mačiau. Nes per bičius važinėt, nu faina pailsėt, bet kiekvieną dieną kažkaip būtų per daug. Tai geriau va taip paeksplorint. O bičią realiai pagulėsiu iš ten, nežinau, valandą, 2
Mano nusibosta. Net neįdomu ten. Nu, dar pasurfint, bet irgi ten. Kai nesigauna, tai ką ten pasurfinsi. Pavargsti belė kiek. Bet kai galingai atrodo. Nu jo, čia jau viskas. Kelias baigėsi. Dam įdomu, kaip jie ten papuola. Nu nieko. Plaukti tikrai aš nenoriu čia. Bet vanduo koks gražus. Tai įspūdingi vaizdai. Dar pasimaudysiu ir galim bus šūtint atgal. Kažkaip galvojau, čia bus kažkokios tai special vietos, bet čia visur yra gražu. Bet galvojau, ten toks kaip ir turėjo būti baseinėlis, nes žmonės buvo nufotkinę ir aš susiviliojau tuo. Buvo čia kaip duodasi. Oh my. Tai gale. Reikia užlipti ant to akmenuko. Reikia pažiūrėti, kur bangos pareina, kad manęs nenuplautų. Ai. Gal atsisakysiu šitos idėjos. Nes kažkaip baisiai atrodo, kaip pareina banga geria didesnė. Nes mane čia greitai padaužytų per akmenis. Wow. Ne. Net iki manęs daėjo, į galvą dėjo. Visgi aš pasiliksiu čia viršui. Primeskit, nuskiltų ten gabaliukas tas. Kaip dėtų per galvą, viso būtų. Iš karto. Aš dar pasimaudžiau ir viskas. Galim bus keliaut atgal. Šiaip vertėjo. Va dar kokį krabą suradau. Viskas. Mani. Nesakys. Išdžiuvo. Kaip ryte žvejoja. Ir žuvų nelabai matosi. Ir tuščias jaukas. Ai, ten gal ta žuvytė yra jaukas. Var kaip nemokamas spa. Oi, kaip gerai. Ir srovė neneša, viskas tvarkoj. Taip ir užmigt galima. O, su kokiu vaizdu pas mane spa. Į kalniuką. Oi, bet pasaka taip gulėt. Sustojau vietiniam kabake pavalgyti. Tokia lokacija ir pasiėmiau va ir atsiger dar. Ir bendrai viso 2,20 €. Žiūrėk, tokie jaukie aplinka atrodo. Čia va meniu. Sako, iš meniu rinkis. Aš tik pasižiūrėjau, sakau, ką tu čia suprasi. Tai pirštų tiesiog badžiau ir viskas. Tai ką man skanaus, o jums irgi skanaus, jeigu valgote.
Hello. I'm sorry. Dapat area, mister. Dapat area. No. Neleidė ten važiuoti, sakė, ten dar resortų statosi. Tai sakė, pasukti į kitą pusę. Ai, jau aš dabar vėl stubinę trankysiu. Meik. Karačiai, pasakiau padaryti 5 push-upus ir sumokėsiu. Aš iš karto prašė nemokamai. Paskui nemokamai tikrai neduosiu. Tai padarė po 5, nu, ten tokius vaikiškus, nu normalu. Tai daviau 5 eurus, tai eik, euforija maksimaliai. Tai va, koks skirtumas pagrindė ties Balio paplūdimiais ir Lomboko. Lombokė realiai nei gyvos dvasios. Mūsų tikslas dabar va ten nueiti. Tikslas pasiektas. Dabar įdomu, ar pavyks iš kitos pusės apeiti. Tai čia jau hardcore'as. Uolos. Tai šiaip labai aštru čia vaikščiot. Labai per kojas duoda, per pėdas. Vietoj masažo. Na, žiūrim, kas čia gero. Oho, kaip krabų. Tikėtinai va čia reikia lipti. Čia sau ant šiknos ieškau nuotykių. Geriau pliaže gulėčiau kur. Gražu. Guliama, tikiuosi koks uolos gabalas nenulūž. Aš nesupratau, o ką jie fotkint. Būčiau žinojęs, būčiau nevaręs čia. Moka jie nuotraukas tas padaryt. Nu, bet visai gal nieko atrodo. Reikia jau varyt, ieškot viešbučio ir kimarint, užteks šiandien vaikščiot, pravaikščiojau. Galvojau, šiandien pavyks daugiau lokacijų pravažinėt, bet dėja. Va čia aš turėjau važiuoti kažkur 20-30 minučių, važiavau 1,5 valandos, nes nuvedė per aplinkui, per apsauginiai nuvedė. Sakė, kad dėja negalima pravažiuoti. Ne, bet nežinau, ar matosi, bet kažkoks tai ale kaip ungurys, ne ungurys. Bliam, miškį įsigandau aš jo. Karvės nustebusios žiūri į turistą. Pirmą kartą matau baltą žmogų. Bet žinokit, šitas smėlis tai žudo kojas. Nu, ten tiek sunku eiti. Įlinda labai koja, va. Belekas. O dar vaikai tikėtinai vėl prašys babkių. Va, sliekų gal ieško. Čia šuo saukim marina, mini žiriukas, ferma. Bet pirmiausia, tai vas tokiu vaizdu jie gyvena. Ir jie tikrai negalvo, kad čia, o čia fainas vaizdas ar dar kažkas tai. Mums čia neįprastas vaizdas. Jiems jau čia kasdienybė. Va, kaip rašiniukui savo. Nebijok, ko tu. Mama ištikė. Cipliukais ieško. Va, paprašė, kad nuotrauką padaryčiau. Nu, pafilmuosiu. Surasiu iš vandens, kad neliptų, nes čia visi nuogi, be trauzų. Good! Bye! Šitie kažkokie tai draugiškesni. Ir praeitį, kur žvejojo, neprašė pinigų.
Šitie irgi tiesiog sako, foto. Tai sako, tėvo nenufilmuosiu. Jiems džiaugsmas. Buvau pripirkęs tokių saldainių specialiai vaikams, tai man padalinau kaimeniai. Dabar valgys skaniai savo saldainius. O, kokioj aplinkoje aš čia buvau prisiparkavęs. Bei važiuodamas keliukais, va, sutikau snaiperį. Geras čia. Varelį tokiais keliukais, bet sako, neapsimoka važiuoti. Net nesupratau, kam jam ginklas. Gal prieš turistus. Į kokią makalynę tenka važiuoti, bet dėja teka apsisukti. Wow. Aš nežinau, ar aš čia su savo cefu būčiau važiavęs. O čia supirda. Čia prieš tai buvo mašina užstrigus. Suprantam, ištraukiu. Ką? Civilizacija. Grįžau. Kai kojos. Prieš tai, kai važiavau, kažkokią karvės šūdą įvažiavau ir visur, kur važiuoju, smirda. Ir galvoju, blema, čia visur šūdai smirda, o čia aš tiesiog įvažiavęs. Viso. Geriau netrumpinsiu kelią, normaliu teks važiuoti. Va, sustojau kokiam spote įdomiam. Fanis vaizdelis. Specialiai dar tokie kalniukai įvažiavau į kukurūzus. Belia kaip gerai atrodo. Iki viešbučio liko 4 minutės, čia toks greitas eismas vyksta. Ir va čia nusprendžiau sustoti vaisių pavalgyti. Va, man paruošė vietą atsisėst, pavalgyti. Dabar vakarieniausiu prie viaduko. Viaduko, sakau, automagistralės. Šiandienai tiek. Belia kaip pavargau, iš daug važiavimų, tik 2 lokacijos, bet daug važiavimų buvo per aplinkui. Tai, beje, šitas viešbutis kainavo 5 eurus, 5,20 kažkas tai tokio. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot, varau aš ilsėtis ir pasimatysim kitą dieną. Kiek?